Tai labas iš mano naujo vlogo, sveikinamas iš ten, kur ir atsisveikinom. Sveikinception. Ką aš veikiu, tai aš jau pasakiau, pažiūrėkit praeitą vlogą, jeigu nematėt, čia yra dienoraštis, aš dabar tepuosi savo apsaugą nuo saulės, nuo kenksmingų senėjimų spindulių, jautrią akių zoną, kurioje neturi atsirasti raukšlių, iki man bus 90. Tai čia yra pirmasis SPF-as, tai tas, kuris akių nedirgina. Čia iš La Roche-Posay, žiauriai patinka man šitas. Tai būtent čia yra Sun Sensitive Areas. Galim ir ant lūpų naudot, bet nenaudokit niekad to paties, ką naudojat lūpų srity, akim ir panašiai, nes bakterijos, na? Savaime suprantam. Aš, turiu kažkur ir... Jo, turiu ir lūpom dar atskirą SPF. Tai tada, dėl ko aš naudoju labai mielai va tokius stikus. Vienas dalykas, nenubėga taip į akis ir nedirgina jų, nes mano akis netoleruoja saulės filtrų, iš karto šaroja, iš karto griaužia. Tai nenubėga ir šitas dar toks labai nejautrus. Tada naudoju pagrindė šitą Sunsistic, tai čia visai veido odai. Gal biškriekti švelniau, aš čia rodau ir taip brūžinu tą savo odą. Jau matau, kaip rašo komentarus, tu taip nebrūžink savo odos. Žinokit, aš tik dėl to, kad dabar multitaskinu. Ne, reikia virš. Tai tai išsimozavau snukį. Sorry už bazarą, bet, nebūčiau aš. Tai ant rankų reiktų kažko pasitepti, nes, pas mane jos tikrai kaip mano, tokia sen, žiauriai geros, nes aš nedarau namų ruošos darbų be pirštinių. Aš visą laiką išsitepu kremą kiekvieną, kad nusiplovus rankas. Aš nerūkau. Nesteginu soliariumuose, bet reikia vis tiek šiek tiek saugot nuo... Čia yra tos vadinamos mimikos raukšlės, čia yra nuo šitų jau... Nemėgstu aš jų, bet šitų nepanaikinsi, nes tada negali daryti. Tas pats, kas su kaktos judinimu, tas pats yra čia, žinokit, crazy, visiškai crazy. Bet žinokit, esu darius keletą rankų, tų behandlungų, tokiam moterim pasiturinčiom, nes tas, ką aš darydavau, kainuodavo 700 PM. Ir paskui dar skin booster ant viršaus dėdavom po porą savaičių, tai apie 1000 eurų. Bet, kaip sakoma, tai veidas ten prileistas, o ką su rankom 3 rankas prisileisiu. Bet man tai dar tikrai nuoširdžiai nereikia. Tai bet nevarykim Dievo į medį, užsipamas PF ir varom į lauką. Tai papasakau, ką aš šiandien veiksiu. Kas praleido, tai pažiūrėkit, tai trumpai tai varau dabar seną butą, šiek tiek dar ten grindis išplauti ir sutvarkyti dviratį. Tada parsivešiu čia mašiną ir tada eisiu peškom, bus 2,5 km, tada 2,5 km dviračių į kalną. Nežinau, ar aš pavažiuosiu, aš dabar tokioje neformai buvau. Ir tas dviratis ne man pritaikytas, man pritaikytas sesijai, nes sesės aš turiu savo čia pašiūrį, reikia išsitraukti, gal ir rytoj labai noriu su dviračiu važinėti, nes oras yra toks, kad 17 laipsnių šiandien, o rytoj gal net ir 18, tai pavasarėlis jau ateina. Ir pareina, žinot, kas šiandien perskaičiau, aš laik rytai skaitau orų. Yra toks kaip orų atnaujinimo blogas. Pasaulio orai, bet ir mano regiono, Vokietijos, rašo, kad pareina baisiausias laikas žmonėm, kurie turi alergiją. Aš esu alergiška tiem hazelnus, hazel. Žinau, kas yra, nerandu lietuviškų žodžių. Lazdynų riešutam, Lazdynų riešutų krūmų žydėjimai, čia būna labai anksti jie žydi, man pradeda jau sausio mėnesį šiek tiek jaustis, kad alergizuoja, niežti nosį, akis, bet dabar jau nebežydė, tie dabar žydė visokie ten šiaip medžiai, kuriem aš nealergiška, visiškai nieko, ir tada pareina beržai, fucking beržai. Beržai yra vieni agresyviausių alergenų ir man eina kryžminė alergija. Paklausimas, kokie vaisiai tau labai patinka, kokius vaisius mėgsti, kažkas iš jūsų rašė komentarus. Žinokit, aš labai daug ko negaliu valgyti, nes aš alergiška. Aš negaliu valgyti obuolių, kriaušių, trešnių, vyšnių, persikų, nektarinų, negaliu valgyti, čia jau ne vaisiai, bet raštai migdolų, graikinių riešutų, žodžiu daug ko. Tikrai mane apriboja labai smarkiai, nes čia eina kryžminė alergija su tais beržais ir to hazel, nes ten yra baltymas, alergenas yra visada baltymas, dėl ko taip aiškinu, kodėl aš galiu valgyti obuolių pyragą. Baltymas, mimikuojas yra panašus į tų išvardintų, tarkim, kai kurių vaisių irgi baltymą. Ir mano organizmas to nebeatskiria, net čia yra priešas ir reikia reaguoti, tai kaip nors jį išmest lauk. Ir man, sakau, yra buvę vieną kartą, aš net bloginau, yra tokia buvus žiaurinė alerginė reakcija, kai aš po 2 dienų darbe, kai buvau uždaryta darbe nuo 6 ryto iki 1 ryto.
išėjau į lauką, žinokit, vos nenumiriau, nes man tai viskas pradėjo tinti, kad, wow, ir net nevažiavau į ligoninę, aš ne iš tų, kur labai ten stengtųsi gauti pagalbos, aš galvoju, aš susitvarkysiu. Tai va, tai man labai stipriai alergizuoja, bet, pavyzdžiui, jeigu suvalgyčiau dabar obuolį, tai iškart ištintų lūpos. Dėl ko aš galiu valgyti obuolių pyragą, dėl to, kad baltymas žūsta temperatūrų realiai jau virš 40 laipsnių. Čia dėl ko išverda ar iškepa kiaušiniai, ar dėl ko negali žmogui būti daugiau nei 400 laipsnių temperatūros, nes baltymas denatūruoja. Čia nėra labai patikimas būdas, nes net ir jeigu aš tos riešutus kartais iškepu, dar kažkiek gal viduje jie būna neiškepę pilnai, tai vis tiek jaučiu, kad tvinkčia, čia aš biškai rizikuoju, bet aš neturiu tos alergijos, kur ten užduščiau. Nu, kaip, manau, kad čia dabar vos neuždusau, bet čia buvo nuo peršalim. Žodžiu, pas mane biškai yra jautrus tie kvėpavimo takai. Ir aš jau kai valgau tos lazino riešutus keptus, vis galvoju, nu ką, ar čia galutinai užmušau baltymą ar ne. Tai va, tai realiai viską, kas tas yra kepta, kepti obuoliai, keptas kriaušės, tą galiu valgyti, bet gryno ne. Tai va, dėl tų suknistų beržų. Aš klausiu savo šeimos gydytojo, gal man verta pasidaryti tą desensibilizaciją. Gal jūs esat ar susidūrusios ir galite man papasakoti apie savo patirtį ir savo pažįstamų draugų, nes man šeimistas tai kaip ir nepatarė, sakė, labai brangu ir būna atkrenta, susirga korona ir atkrenta, iškart vėl ta alergija grįžta, tai tipo pinigų švaistimas. Vokietijai dabar jau net nereikia ten tų, kad leistis kiekvieną dieną to alergeno ir prie jo pratintis, bet yra kažkokie purškaliukai, bet aš vat nežinau, ar man verta pradėti tą antiberžų alergijos gydymą ar ne, aš vat neįsivaizduoju. Tai va, prasidės toj beržų žydėjimas ir kad žydėtų augalai, jiems yra svarbi kažkokia kumuliacinė temperatūra. Aš šito žinau iš to blogo, kurį skaitau kiekvieną dieną, ten vis atsinaujina, kas keletą valandų kokią nors naują info apie kokį nors tornadą kažkur, ar šiaip tokia bendra info, kad ten susikumuliavusi ta šiluma pradeda skatinti gamtą atsigauti. Tai pirmiausia, ten snieguolės išlenda, tie visi lazdynai žydi, vėliau pradeda eiti narcizai, pas mus dabar narcizai jau normaliai jau pradeda žydėti ir tada ateina beržai ir tie beržai tai mane nukilins, ar man bus baisus metas. Reikės iškart gerti antialerginius kiekvieną dieną ir gal net purkštis astmos purškalus, nes čia man yra baisiausia. Paskui, kai praeina beržai, jau man būna gerai, tada mano draugai prasideda žolių žydėjimas, va jisai labai alergiškas žolėm, o aš ne, bet čia šitas visą gyvenimą keičiasi, čia gali bet kada pareiti iš. Alergija yra toks neprognozuojamas dalykas, tai nereiškia, kad jeigu neturi alergijos, kad tau jos ir niekada nebus. Alergija keičiasi su gyvenimo tekme. Šiek tiek būna geriau moterims tam vaisingam periode, tai biškai šiek tiek turi dalykų su hormonais moteriškais ir paskui, kai prasideda menopauzė, tada gali žiauriai kirsti vėl. Ir vėliau, aišku, senėjant, šiek tiek tas imuninis atsakas silpnėja ir tada vėl eina žemyn. Nu, čia žodžiu neprognozuojamas dalykas. Va, ačiū Dievui, aš nesu alergiška chemijai, nesu alergiška, galiu valgyti McDonald's, tikrai nuo to nenumirsiu, bet nuo obuolio jau gali būti patinimas neprognozuojamas. Ir netgi, kaip aš sakau, ai, man čia tik biški lūpos patinsta, šitaip iš tikrųjų negalima sakyti, nes gal gali bet kada būti labai stipri alerginė reakcija. Tai gerai, viskas einu, dabar yra jau beveik pirma dienos, aš laukiu, kad biški atšiltų, kad būtų biški maloniau ir bandysiu tada prasivaryti dviratį. Aš tikiuosi, iš vis dar normaliai važiuoju, nes ten tepalai netepti, ten nenaudota jau 2 metus yra, tai aš nežinau, gal aš jį turėsiu taip tiesiog prasivaryti tos 2,5 kilometro. Jo, ir noriu šiaip, gal ir šiandien net su savo dviračiu išeičiau. Pažiūrėsim. Man kai būna, va, tas jau geresnis oras, tai iškart jau tokia atsiranda, žinot, tonusas. Vakar tai kažkaip labai mėguistai jaučiaus, nes vakar tokia dargana buvo, toks lietus, bet prisiverčiau, nuėjau savo siuntinį pasiėmiau, tai va. Tai tiek, gerai, keliaujam, pradedam savo antrąją dienos dalį. Dar prieš šokant į tolimesnį vlogą turiu vieną prašymą jum. Aš nebeturiu Vokietijai, kur normaliai pasidaryti profesionalios dantų higienos. Nu, turėčiau, bet vėl reikėtų eiti pas nepažįstamus, nes ten, kur aš einu, ten keičiasi darbuotojai kas mėnesį. Tai panašiai, ten panašus darbas yra kaip mano buvęs darbas, ten neišsilaiko niekas ilgai. Ir aš kur buvau, tai jau tų nebėra, nes ten nueini vieną kartą pas vieną ir tada jau kitą kartą jo nebebūna. Likus yra tik viena, kuri man žiauriai grubiai darė tą higieną, mane su tuo stoliuku savo prispaudė pilnai, į mane krūtinį įražyti. Tai aš turėjau pati tada atsilaisvinti. Nežinau, čia toks kaip pavyzdys, bet tiesiog visą laiką labai labai grubiai viską darė, tai aš ten net nebenoriu pasieiti, nors aš nesu įnoringa klientė, tikrai ne. Bet tiesiog ir ta, pas kurią užsirašiau,
kurios dar nepažįstu, ją arba atleido, arba jinai išėjo ir dabar yra kažkoks naujokas, be fotkės ir ta, kur aš buvau ir nepatiko ir aš žinau, ką man daryti, aš tiesiog kažkaip net nenoriu. Ir jie ima 100 eurų už higieną, kas, mano nuomonė, net ir Vokietija yra brangu. Tai va, ir aišku, man draudimas kažkiek grąžina tenai per metus, aš turiu tam tikrą sumą iš savo privataus dantų draudimo, kurią man grąžina. Bet vis tiek aš kažkaip ten nebenoriu eiti, tada reikėtų man dar ieškoti arba tada Hamburgą, arba čia kažkur kitur. Bet aš galvoju paklausiu jūsų. Nes mano odontologijos klinika Klaipėdoje tais laikais, kada man tiktų, negalėjo man nieko pasiūlyti, nes aš skambinau prieš porą dienų, tai gali pasiūlyti tik vėliau, kai man nebetinka. Aš būsiu Lietuvoje nuo balandžio 11 iki 21. Ir būsiu, tai pažiūrim, kad neprišnekėčiau nesąmonių, būsiu, žodžiu, 15-16 dieną ir dar biški 17 būsiu Klaipėdoje. Tai va, man tiktų tada Klaipėdai ir nuo 17 vidurio iki 19 būsiu Kaune. 18 nelabai man tinka, nes aš jau turiu keletą užsirašius dalykų, bet tarkim 17 dieną arba 19 tiktų man Kaune. Jeigu kas nors norit pasireklamuoti pas mane vlogę ir jeigu darote švelniai tą higieną, mes galim susitarti dėl bendradarbiavimo. Jūs man galite tada padaryti higieną, o aš jūs parodysiu savo vlogę ir pasakysiu, kur buvau. Vis tiek mano Lietuvos vlogus peržiūri, nu kaip minimum 3000 žmonių. Tai va, ypač Lietuvos. Lietuva labai įdomi žmonėm. Tai va, galit man parašyti, rašykit į Instagramą Doc Indrė, iš mano 15 Instagramų, įkeliu čia Doc Indrė. Nes ten lengviausia su manim susisiekti, nes aš ten peržiūriu visas net ir kitas žinutės. Mano DocFab Instagrame aš nesireiškiu šiuo metu, aš jo tikrai dar nepanaikinsiu, aš gal ten kažką darysiu, bet kol kas ten yra tyla ir aš ten praktiškai nesijungiu. Nu ir mano metalistišką Instagramą nėra taip lengva parašyti, nes aš ten esu užsidėjus tiek filtrų, nes ten visokie krypai rašinėja, tai ten ir nerašykit. Jeigu neturite Instagramą, parašykit komentarus, įmesiu jums e-mailą savo. Tai va, tai yra toks vienas pasiūlymas. Bet čia, sakau, yra labai ribotas laikas. Sakykime, 16 dieną tiktų Klaipėdai, 19 dieną idealiu atveju tiktų Kaune. Visom kitom dienom galim derinti, bet jau biškai sunkiau. Tai va, ir jeigu šitas nepaeis, vis tiek man kažką reikės daryti, parašykit man šiaip į komentarus, ką rekomenduotumėt Kaune arba Klaipėdai. Tai va, nes aš tada bandysiu dar kažkaip pati susiorganizuoti, jeigu čia jau niekas man negalės tom dienom pasiūlyti. Nes aš tiesiog čia net nenoriu. Žinokit, Vokietijoje tokia yra kokybė, tiek grožio paslaugų, nu gerai, nagus gerai daro, jau radau, kirpyklą irgi gerai. Bet čia reikėjo ieškoti metų metais. Odontologija, nu kaip. Tai va, tai labai norėčiau Lietuvoje, aš jau esu užsirašęs Lietuvoje kai kurios dalykus, papasakosiu per vlogus, nes tiesiog arba nėra pasiūlos, arba iš vis neįmanoma prieiti, arba dar kažkas. Tai va, tai turiu va tokį prašymą prieš šokant į vlogą, tai jeigu turit kažkokių pažįstamų draugų, šeimos narių, kurie norėtų šiek tiek pasireklamuoti, galim taip sutart, arba rašykit, kur jūs einat ir esat patenkintos, kad neįkirstų jums krūtinę to staliuko, tos, kur važinėja, kad nedraskytų galvos pirmin atgal, maždaug tep-lep ir viso gero 100 eurų, aš taip nenoriu. Turi būti, nu, aš sakau, aš nesu įnoringa klientė, aš tikrai nesu iš tų, kur skundžias. Bet čia buvo vienintelį kartą, aš esu labai daug buvus burnos higienų savo gyvenime, labai daug. Bet taip buvo pirmą kartą, aš tikrai aš nenoriu, tiesiog iš principo ten 100 eurų mokėti. Tai va, tai šokam į vlogą ir labai laukiu jūsų žinučių. Nu va, papietavau, dabar yra 3 valandas ir aš einu dabar peškom iki seno buto pasimti dviračių. Nes kitaip nėra jau kaip parsivežti, nes negaliu su mašina važiuoti, nes jis netelpa į mašiną. Dviratis važiuoja žiauriai gerai, tai labai džiaugiuosi, dabar aš jį ir naudosiu. Prisėdau pailsėti, labai gražus vaizdas į gatvę. Bet čia yra toksai soliukas. Neblogai čia į kalną pavažiavau, 12 minučių.
Ir dar liko nemažai kalno važiuoti link namų. Nu va, grįžau iš savo pasivaikščiojimo, pasivažinėjimo. Išsimaudžiau, duše, galvos taip aplavau, nes rytoj aplaut. Tai labai faina, susitvarkiau dar visokius smulkmenas namuose ir dabar viskas yra tvarkinga. Ir prisėdau dar toliau pasidarbuoti. Čia šitam kambarį geresnis ryšys, geresnis internetas negu mano svetainė, šiaip kurio aš dirbu. Aš nežinau, ar mano butas per didelis, ar internetas per silpnas, bet ten ne visada traukia mano Wi-Fi'us. Tai, jo, tai pasiėmiau savo darbo knygą, reikia vėl susiderinti keletą dalykų. Aš tiesiog derinu reikalus visą laiką. Ir žinutės atrašyti, atsišaukti automatinius mokėjimus ten to seno buto, nes viskas per mane ėjo ir, žodžiu, aš taip laukiu, kada aš atsikratysiu jo, nes neįmanoma to buto atsikratyti. Tada taip norėjau, o dabar nebeina atsikratyti. Bet kažkaip. Po 8:05 jau guliu, nes plemba pavalgiau, biškai vėliau neįprastai ir taip pradėjau migdyti, kad galvoju, einu išsivalysiu dantis, susiruošiu lovą ir gulsiu lovą. Dar įsijungsiu šviesą ir paskaitysiu knygą. Bet plemba, kai pradėjau migdyti, tai gal reikėjo man miegoti. Aš norėčiau 7 sugebėti atsikelti. Tai užtektų išsimiegojimo, na? Turbūt kokie 4 jau atsikelčiau. O dieve, bet turbūt išsilakstys miegai ir vėl naktinėsiu, nežinau. O aš dabar skaitau Pasaulis pagal Garpą. Buvau šiek tiek užmetus, nes skaičiau Simono knygą ir dabar perskaičiau tą knygą apie raganas. Tai rytoj papasakosiu, šiandien žiauriai tingiu. Aš čia pirkau sendaikčių senų knygų parduotuvėj. Norėjau parodyti savo skirtuką. Čia mano sesė nupirko man Švedijai, kai buvo Stokholme kažkada rudenį. Tai sakė, čia esu aš, čia esu gryna aš. Su šito piktų žvilgsniu. Labas rytas. Vakare žadėjau, vakar nuėjau miegot. Biškai po 11, pusė 12. Taip ir galvojau, kad tai bus. Bet nemažai paskaičiau. Ir žadėjau parodyti knygą, kurią perskaičiau. Tai čia yra Lopšinė raganams. Pirkau oro uoste Vilniui paskutinę minutę, kad turėčiau ką skaityti lėktuve. Tai iš tikrųjų labai patiko, galiu pasakyti, nes, tokia raganiška knyga tikrai, čia romanas. Aš taip jau pradžiai galvoju, o ne, kad tik nebūtų čia per daug meilės istorija, nes čia meilės istorija, aš esu visiškai nemėgėja jokių romantinių filmų, knygų ir panašiai. Man duokit siaubą ir kas baisu. Tai čia aš labai nemoteriška šito atžvilgiu. Tai čia yra meilės istorija, bet jinai labai surišta su raganiškumu. Tai knyga tikrai moterims skirta, galiu pasakyti, vis tiek, okay? Bet šiaip galiu rekomenduoti, iš tikrųjų. Tai ypač pabaiga jau taip labai gerai įtraukia. Aš skaitau. Tada atėjo mano švirkštai, bet tie, kurios skubiai užsisakiau užvakar ir kurie turėjo ateiti šeštadienį ir aš jau galvoju, blemba. Bet atėjo, buvo visiškai pakelis suglamdytas, tai perdėjau kitą dėžę, bet nieks nesulūžo, ačiū Dievui, o tie kiti dingo, tai reikės skambinti, žodžiu. Ir užsisakiau, kur esu darius kolabą. Šiaip galėjau jų kolabo prašyti, nes jie man dar yra rašę, bet man dabar fotosesijoms skubiai reikėjo spalvotų lęšių. Tai aš pati užsisakiau ir išleidau 100 eurų. Blemba, būčiau sukolabinus, būčiau nemokėjus už tai. Bet galiu jums įrodyti, kad aš pati naudoju tos dalykus ir pati perku, kuriuos reklamuoju. Labai patiko jų lęšiai. Aš ten esu, atsimenu, atrodžiau prieš 2 metus ar prieš 1,5 metų. Aš su jais kolabinau, man parašė, kad ar galėčiau sukurti video apie jų lęšius. Tai labai patiko. Tai čia įdėjo tos laikiklius, tada įdeda kokią nors dovanėlę. Turiu dar iš praeito karto tokius mėlynus blizgučius, tada čia man atrodo veidrodėlis. Ir sakiausi Mr. Yellow, tai čia man labai patiko šitas spalva ant mano fotkių, kur dariausi, tokia vampyriška, šiek tiek ruda, šiek tiek geltona. Tai čia su stiprumu lęšiai, va tokių gyvai nelabai būna nusipirkti. Tada užsisakiau tos pačius, mėlyni kažkur kitur turėjo būti. Užsisakiau rudus, šitų nesu bandžius, tai tokie turėtų būti rudi. Tada užsisakiau, šitos turėjau žiauriai gražus, bet šitos kažkaip nespėjau aš jų daug panešioti, nes įplyšo šiek tiek buvo, netyčia nepastebėjau, kad išdžiūvo šitame dalyke ir realiai suknisau lęšius. Kažkaip gal buvau neuždarius gerai ir jie tiesiog išdžiūvo, tai labai daug nepasimėgavau jais, bet labai gražiai ant akies atrodė. Tai čia
Iris Purple spalva. Jeigu jūs norėsit juos pirkti, gal galite palaukti, aš turėsiu kolabą ir panaudoti mano kodą. Tai va, ir Morphe Butterfly Blue šitą spalvą eina savo. Jinai labai pabrėžia mano, kaip tinka prie nagų, pabrėžia mano natūralią akių spalvą. Tai labai džiaugiuosi, kad atėjo, nes kitą savaitę man fotoshootingas. Ir aš tada dėsiu tikriausiai šituos, nes man labai patiko, kaip ant akies atrodo. Bet ir visi kiti nerealūs. Tai va, tai sekantį kartą kolabinsiu, sutaupysiu 100 eurų, pareklamuosiu ir galėsit su mano kodu nusipirkti. Na va, pravažiavau pusę valandos beveik. Tai mano pirmoji pauzė, visą laiką čia sustoju. Čia toks gretimas kaimas ir čia senovinis, kaip pasakyti, duonos kepimo pastatas, kažkas tokio. Pas mus net autobusų yra čia kaime, toks tvenkinys. Tai va labai ramu ir tada važiuoju į parduotuvę, tai į tą pusę dar į kitą kaimą. Ir aišku pradėjo lyti, bet ne per daugiausiai, tai labai gerai. Na, aišku, dabar jau nebelyja. Kai aš nebevažiuoju, tai nebelyja. O, sėdžiu po stogėliu. Valandą ir 10 minučių gryno važiavimo. Visa nuplaukus. Toks jausmas, kad iki kalno tai važiavau, nes nebegaliu. Nors jau buvo įsijungęs net antras kvėpavimas. Jau vienu momentu buvau susiderinus. Žodžiu, ištverime, pasitreniravom. Einu dabar iš karto dušą. Dar buvau parduotuvėje, tai čia tas laikas atmetus jau parduotuvę. Ta prasme, taip jau seniai nevažinėjau. Jo, pats metas galva išsiplauti. Eina savo, gerai pasitreniravau. Tikrai galiu kitą savaitę įti į salę, nes nieko neskauda. Nebegaliu. Čia vaizdas pro mano langą jau pražydinėja šitas medis. Va, labai gražiai su šitais debesim fone atrodo. Tai mano apsipirkimas, paprikos, kaip tik mačiau, kad dėjo naujas, tai gal nebus supuvusios, nes čia retai tai būna. Kiviai, bananai, cinamono jau reikėjo, išbaigiau, kas tinka kartai daugybę metų. Tada į kavą kelioniai, nes turėsim savo butą. Ir rytui reikia kažkokio pieno. Pieno mažo buvo, bet tik su laktozė. Neringa norėjo be laktozės, tai paėmiau štai tokį, tikiuosi tiks, reiks jai toj parašyti. Įprasto pieno savo, čia šokoladinis avižų pienas, čia košė, jogurtas, mango vanilė ir mano guilty pleasure šiandien užsimaniau vėl. Negaliu, kaip aš mėgstu tuos spring rollsus su šito padažu, su saldžiarūgščių padažu. Nes tai dabar šito jorkaitė. Nenoriu šiandien nieko gaminti, nieko, jokių podų, jokių keptuvių matyti. Čia tiesiog ant kepimo popieriaus jorkaitė ir viskas. Ir bus ir čia pietum ir vakarieniai. Tai tuo pačiu iškart iškepsiu, vėliau ir šaltus valgysiu. Arba gal pasišildysiu. Žiūrėjau, noriu valgyti, valgiau tik pusryčius, jau yra beveik 3, po sporto nevalgiau. Tik tais gliukozės 2 tabletės suvartau, nes jau hipoglikemija jautėsi. Ir dabar pavalgysiu normaliai. Naudoju šitą kūno balzamą, bet jis man buvo per daug natūralus, per mažai maitinimo. Tai turiu dar vieną nusipirkus tokį patį, nes perku dažniausiai viską po 2, bet, labai lengvas. Tai vasarai gal nebent. Tai labas vakaras, kiek yra valandų? Bet 10:11. Aš tada paskutinį kartą matėmės, kai grįžau iš padviračio. Tai išsimaudžiau, pasidariau visas grožio procedūras, nusipilkinau plaukus, neklauskit, su kokiu pilkintoju buvo klausimas, aš naudoju dabar likučius, noriu išnaudoti viską, ką turiu, nes turiu kokius 5 ar 6 pilkintojus. Tai tiesiog, kai surasiu jau savo tą rutiną, tada jums parodysiu. Kol kas dar neatradau idealaus varianto, gan stipriai nusipilkinau, bet čia bus vienas plovimas ir tada bus idealiai. Antakius nusidažiau, nes rytoj būsiu be makiažo. Dabar šikojas plaukus susipinsiu, nakčiai dažniausiai pinuosi ir varysiu miegot. Tai susidėjau daiktus, pilnas lagaminas švirkštų. Jo, tiesiog pačilinau šiandien tokia dienelė su savim, neįprastas penktadienis ir vėl, nes ir vėl ne hamburgė.
Taip dabar sutapo, tai rytoj aš išvažiuoju į Kauną, susitikti su Neringa ir čia bus, žinoma, atskiras vlogas. Tai va dėl to aš noriu čia atsisveikinimui pašnekėti, kol besišukuoju plaukus. Taip keistai atrodo dabar savo kažkaip įdomiai. Tai va, ir prisileisim pilnus veidus injekcijų. Gerai, tą patį, ką visada darau ir nieks niekad nesako, kad čia kažkas dirbtinai. Nu, pamatysit, žodžiu, aš jums viską parodysiu. Tai būtinai įsijunkit sekančius vlogus, viską papasakosiu. Kaip man patinka ta pilka spalva, iš tikrųjų aš negaliu. Tai va, žiauriai gerai pasportavau šiandieną, eina savo. Ta prasme, aš tokio kardio gero neturėjau jau ilgai, turbūt pernai vasarą. Aišku, dabar tai biški neformai, gal jau biški formai, nes aš iš tikrųjų su tuo kiekvieną dieną po valandą dalykų jau užsiemu virš savaitės gal. Tai gal nėra jau tai baisu. Tai ačiū, kad žiūrėjot, atsisveikinu ir susitiksim jau labai greitai, nufilmuosiu savo savaitgalį, savaitgalio vlogas turėtų būti labai įdomus. Tai va tiek, iki.